Labas, šitame video gydytoja Birutė Čijunskienė papasakos, kokie miego sutrikimai gali signalizuoti cirkadinių ritmų disbalansą ir atpažinsite, ar jie yra būdingi būtent jums. 3 chronobiologijos ritmų tipai. Papasakosime, kaip juos perpratę galime subalansuoti savo energijos lygį ir produktyvumą. Paaiškinsime, kaip cirkadinis ritmas yra susijęs su organizmo išsivalymo, atsinaujinimo ir energijos atstatymo procesais. Atskleisime mėlynosios šviesos poveikį mūsų organizmui, melatonino išsiskyrimui ir suprasite, kas nutinka jūsų smegenyse, kai nemiegate naktį. Nuo metabolizmo ir DNR remonto iki imuninio atsako. Suprasite, kaip chroniška nemiga veikia mūsų organizmo sistemas. Na ir galiausiai top 6 gydytojos patarimai. Kokie nesudėtingai įgyventinami pokyčiai padės subalansuoti melatonino išsiskyrimą, išvengti miego sutrikimų ir geriau išsimiegoti naktį. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Dėkui. Pagal chronobiologiją vis tik tai aš noriu jūs į tą cirkadinio ritmą įvesti. Be ritmo nieko nėra, be ciklų nieko nėra. Mes žinome, kad gamtoje vyksta tie cikliški pokyčiai ir mūsų organizme vyksta. Ir iš tos chronobiologijos ritmų tipo sužinojau tokią naujieną, kad mes turime tą cirkadinį ritmą. Aš jums esu skaičiusi 2 paskaitas, jos buvo tokios teoretinės, gana sudėtingos, bet jos labai reikšmingos mūsų sveikatai. Nes jeigu mes nukrypstame nuo to, ką mums diktuoja ir prašo ir kaip mūsų rėdė gamta, mes tikrai turime tam tikrų iššūkių. Ir pažiūrėkite, kiek dar atsirado naujų ritmų, mokslininkai ištyrinėjo. Ultradianinis ritmas, jį atsineša naujagimiai, kaip jie kas 4 valandas kyla verkdami, norėdami valgyti, jie yra užprogramuoti ir dar parodysiu, kaip mums reikėtų būti dienos metu aktyvius ir kaip būti poilsio zonoje. O cirkadinių ritmas apima tą mūsų visą aktyvumą, visą organizmo aktyvumą 24, tai yra paros bėgyje. Ultradianinis tai yra smulkesnis ritmas, kuris eina valandų, minučių, panašiai kaip pulsas, kvėpavimas, širdies plakimas, nes tie irgi dirba ritmiškai. Jeigu pulsas pagreitėja, jau mes turime susirgimą sulėtėję, vėlgi mums blogai kyla spaudimas, kad pakelti visą, palaikyti tą sistemą. Ir tiesiog mum, moterim, padovanotas visiškai kitas ritmas yra vadinamas infradijos ritmas. Tai yra surištas su mėnesiniu ciklu. Tai šitą infradijos ritmą aš norėčiau apibūdinti ir paskirti reproduktyvinio amžiaus moterims. Tie 3 pagrindiniai ritmo tipai, tai būtent aš jau ir apibūdinau. Cirkadinis apima 1 ciklą per parą, tiksliau, va šitas, kur parodytas apvaliame su visais hormonais, su diena, naktim, su melatoninu, su kortizoliu, kada jisai pakyla, kada nusileidžia, mes daug esame prie streso nagrinėję, prie nemigos. Ultradianinis, tai pasikartojantis laikotarpis arba ciklas, trumpesnis nei diena. Kada jūs tyrinėsite ir skaitysite literatūrai, kad jums šitos frazės būtų nesvetimos, tai nutariau su jom supažindinti. Reiškia, trumpesnis nei diena, bet ilgesnis nei valanda. Ir kartojasi tame 24 valandų laikotarpį. O jau infradianinis ritmas, kaip yra tipiškas moterų mėnesinių ciklas ir trunka ilgiau nei 1 dieną ir cikliškai kartojasi kiekvieną mėnesį. Trumpai apie ultradianinį. Jeigu ultradianinį ritmą kada nors išsiaiškins mūsų, kaip sakyti, valstybės vadovai, ką siūlo 90 minučių būti aktyviam, čia yra suaugusiem, kodėl moksleiviam yra skiriamos 45 minutės ir 15 poilsio, tai suaugusiem reikėtų, kad šitą ritmą
90 minučių aktyvumo organizmas gali toleruoti ir turime turėti pauzes po 20 minučių. Tai čia turbūt tolimos ateities užmojai gali būti, kada bus šitie ritmai pritaikyti prie mūsų darbo kolektyvuose, pajėgumai nors aš džiaugiuosi, kad nors mokykloje yra šitos tradicijos išlaikomas. Aš manau, dar tada, kada buvo kurta pamokos laikas ir pertraukos laikas, apie šitus ritmus tikrai pedagogai nežinojo, bet kaip taip sąmoningai suprato, suvokė tą galimybę smegenų darbo, kad jis turi dirbti cikliškai. Ir ką reiškia, į ką labiausiai reaguoja, priminsiu, cirkadinių ritmas, kad tai yra šviesa pats reikšmingiausias veiksnys, jisai per akies nervinius kolbeles perduoda impulsą tam smegenų centriniam laikrodžiui, kuris randasi toj viršchezmatinėje jungtyje smegenyse pačiam centre. Ir jisai mums suskirsto į dieną ir naktį, paruošia organizmui dienos veiklai ir paruošia miego. Ir aišku, kada jau vyksta mažiau mums šviesos, temti pradeda, ypač dabar esame pasimetusios, tai kažkaip jau sutemo, liktai ir norisi žiovauti, kartais net anksti ir atsigulame. Tiesiog tas šviesos poveikis yra labai ryškus. Nes išsiskiria hormonas, vėlgi čia jūs vedu į sudėtingą temą, hormonus, melatoniną, apie jų jau tikrai žinote. Aktyviausias jis pradeda kilti pikas nuo 9 iki 10, taip kad iki pusę 11, kai kurie autoriai sako, o pikas 2-3 valandą nakties. Ir ta mum naktis yra skirta ne šiaip sau tik pamiegoti. Tai yra didžiulis organizme vyksta darbas. Per naktį organizmas išsivalo, atsinaujina ir sukaupia energetinius resursus dienai. Tai štai, jeigu mes patyrėme nemigą, tai suprantame, kokia dienos kokybė. Visi tą esame puikiai patyrę. Ar žinojote, kad 9 iš 10 žmonių pasireiškia chroninis arba lėtinis nuovargis? Kas jį sukelia? Ar tikrai nuovargį galime nurašyti darbo krūviui, stresui, o gal tai yra vienas iš ligos simptomų? Kokia yra nuovargio simptomų korekcija ir į ką būtina atkreipti dėmesį? Apie visą tai sužinosite prisijungę į gydytojo Valerijaus Morozovo video paskaitą Lėtinis nuovargis – tylioji pandemija. Jame sužinosite gydytojo rekomenduojamus metodus, kurie padės atrasti balansą ir be ypatingų pastangų padėti savo pakeisti savijautą. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite prie kurso net su 80% nuolaida. Pasiūlymas galios tik sekančias 72 valandas. Ir čia mačiau daugelis iš mūsų klausytojų ir skundžiasi nemiga. Tai tikrai tai yra išėjimas iš ritmo. Kas mus iš to ritmo išveda? Pažiūrėkime, mes vagiame. Jeigu 8 valandas dirbame, 8 ilsime, 8 miegame, tai atėjęs išmaniosios technologijos, kompiuteriai, telefonai iš mūsų pavagia laisvalaikio ir miego laiką. Įsijungia dar vienas trukdis į mūsų sveikatą. Ir šiandien šitos auditorijos, jeigu tik sugebame, įeikime į tą savo telefono naršyklę, kur galite pareguliuoti, kad jum atjungtų mėlyną šviesą, perjungti į oranžinę. Oranžinė šviesa šito neblokuoja melanopsino, nes mėlyna šviesa blokuoja akies tinklainėje tokias molekulės baltyminės, kurios nebeperduoda teisingo signalo, kad gamintųsi miego hormonas melatoninas. Štai kur pirmoji grandis, kur mes galime patvarkyti nemigą, 2-3 valandas būti be televizoriaus, be šitų visų gadžetų, ar kaip čia pavadinti, išmaniųjų mūsų, be kurių mes ir keliamės, ir gulamės turbūt ir panašiai. Ir pažiūrėkite, ką mokslininkai sako, jeigu mes 2-3 valandą, kada melatonino pikas, o dabar netgi kai kurie autoriai rašo, mes turime 2 fazių miegą, ypač kai čia atsirado pandemija, kai atsirado karo, streso, žinių, neramus laikotarpis ir skaito, kad tas 2 ciklų miegas kaip ir norma, bet dėja
nes jeigu mes tuo laiku atsibundame 2-3 valandą, įsijungia streso hormonas, kuris veikia dieną. Čia jau yra mūsų to cirkadinio ritmo, to laikrodžio reguliatoriaus sutrikimas ir šitas sutrikimas jau yra vienas iš aktyviausių ligų sukėlėjų. Taigi, mėlyna šviesa trumpina miego trukmę. Tai va, dabar ir sėdint, jeigu turite ar pagalbą, ar ką, pereikit į ekraną, kuris jums rodytų tam tikrų laikų oranžinį šviesą. Ir tik oranžinį, rausva, pavyzdžiui, laužo žvakės, židinio, kaitrinių lempų, infraraudonieji spinduliai, tai yra būtent ta oranžinė šviesa. Aš esu paskaitą vedusi, jau mano auditorija trumpai yra supažindinta, bet primenu, kas šitos temos nėra dar susidūręs. Ir ta mūsų karžygį nemigą, trukdanti mums gerai jaustis ir gerai organizmas, kad atliktų naktinį išsivalymą, atsistatymą, atsinaujinimą, kad mes taip greit nesentume, kad būtume atsparios dienos iššūkiams, tai ta nemiga mus labai labai padaro tokį, ypač jeigu ta nemiga tampa ilgalaikė, tai poveikis, pažiūrėkite, vien per nemigą mes galime kokias susirgimus sukaupti, ir viršsvorį, ir spaudimas, ir metabolinį sindromą, kai kaupiasi riebalai, tie vadinami visceraliniai, kaip aš sakau, yra 1 aukštas ir 2 aukštas, virš bambos tie, kurie spaudžia plaučius, kepenį, širdį ir mažėja vietos tiem gyvybiškai svarbiem organam. Širdies ligos, depresija, nuotaikų sutrikimai, gyvenimo trukmės mažėjimas, traumos, autoįvykiai, kada neišmiegoja, viena iš priežasčių, kai kas sako, imuninių atsakų susilpnėjimas, mes imlesni įvairiems virusams, infekcijoms ir mirštamumo didėjimas. Aišku, miegant iki 6 valandų, tai čia yra tie poveikiai procentai suskaičiuoti. Jeigu mes bemiegame, žiūrėkime, 4 valandas per naktį, tai visų šitų ligų poveikis padidėja iki 35–50%. Tai yra labai labai svarbus. Ir aišku, yra pagalba ir melatonino, ir pažiūrėkime, kaip mes tas nemigo, ką siūlo gydytojai, labai trumpai priminsiu, kokie principai pagrindiniai yra. Tie patys, kaip ir prie visų ligų, judėjimas, aktyvumas, užsiėmimas, darbinė veikla arba sportas, pažintinė elgesio terapija, dabar sėdime, mes irgi klausome, ieškome, kaupiame tų žinių apie miego higieną, kiek netgi miego higienistai atsirado, specialistai galime kreiptis ir psichoterapija jau įsijungia. Aišku, mūsų gyvenimo būdas, darbo režimas, aš nekalbu, yra grupė mūsų dirbančių ir budėjimo režimų, ir medikai ypatingai, ir policininkai, ir mūsų gaisrininkai ir panašiai. Toliau didelę įtaką šitam mitybą mes esame aptarę, vėlyvas vakarinis valgymas, apie darnų virškinimo traktą, apie darnę sveikatą ir išsivalymą stabdo vėlgi, jeigu pilnu skrandžiu užmiegame, toksai neįsijungia motilinas, kuris judina žarnyną, valos, kur mums atstato organizmą ir paruošia. Tai vėlgi hormonų įtakoje. Tai aišku, ir visi tie ciklai, kaip mes kaitaliojame dabar laiką ir panašiai, daug kalbame, bet kol kas mes nenusprendžiame, koks mums laikas yra patogesnis, ar tinka ar netinka, kaip mes reaguojame į skrydžius, kaip reaguojame į tą valandos persukimą, tikrai jaučiame tą adaptaciją, jaučiame tą sutrikimą, organizmas diktuoja, jisai nežino, kad yra Briuselis, nežino, kad mes su kažkuo turim kontaktuoti, nuo kažko tai priklausyti, esam tam tikroje geografinėje zonoje, organizmas taikosi prie tos zonos poreikių. Kai mes nuskrendame į pietus, tai kaip jaučiame, kai saulė kyla, tai mes galime eiti ir saulę pasveikinti, ir žvalesni, ir aktyvesni, nes skirtingos zonos, šiauriečių ir pietiečių, tai tikrai yra labai skirtingai ir išsidėsto po organizmo reakcijos. Apie melatoniną trumpai, melatonino išskirimas sutrinka dėl streso, būtent tas stresinis naktinis atsibudimas, jeigu ypač nereguliarus miego režimas, vis tik tai mes
vaikus, ypač prašome 9-10 jau būti lovoje, o kažin kaip mes patys ar ne iki 2 nakties dar mes sėdim prie kompiuterio, dar mes dalyvaujam aktyviai šitame informacinėme lauke. Ir be abejo, ir vėlyvi vakare stimuliatoriai, kas tie stimuliatoriai, tai jūs jau individualiai žinote, ar jūs galite išgėrę kavos iš karto užmigti, ar jūs galite po kavos užmigti 2-3 valandą, ar po alkoholio, ar po gausaus valgymo, vėl čia tos pačios temos, ką minėjau, pamaininis darbas, keliavimas. Ir taip mūsų pagrindinis sveikatos laikrodis, kuris užveda visą ritmiškumą visai parai, jisai išsireguliuojamas arba vadinasi desinchronizacija ir taip sutrinka organų ritmas. Miego sutrikimai lydi širdies kraujagyslių, inkstų, virškinimo, reprodukcinės, imuninės sistemos veiklos pokyčius. Žodžiu, jeigu genetiškai ten turėjome, galbūt mūsų mamos ir seneliai to tokio ritmo sutrikimo neturėjo, jie, kaip sakant, gulėsi su tamsa, kėlėsi su aušra, visiškai kitaip. Ir jie tikrai tiek jų daugiau organizmus nualindavo infekcijos. Bet dabar su infekcijom mes puikiai susitvarkome, bet mes nebesusitvarkome su savo sukurta komforto zona per daug. Ir norint išlikti ilgamžių ir jaunatviškumą išlaikyti, miego metu dar kartą akcentuoju, ko jis mums naudingas. Išsivalom, atsinaujinam, sukaupiam energiją, atsparumas infekcijoms, stresui, efektyvus yra poveikis prieš uždegiminis, prieš onkologinis, apsauga nervų sistemai, gerina atmintį, nuotaiką. Ir su amžiumi dėja, su amžiumi kaip ir visų kitų hormonų, taip ir melatonino kiekis mažėja. Tai viena iš priežasčių, kodėl tie Alzheimeris, demencijos, tos naujos ligos, kurių mes anksčiau irgi nelabai suvokėme ir mokėjome jas netgi diagnozuoti, kada suirsta mūsų nervų sistema. Ir va, tas biologinis laikrodis čia yra aptariamas tos pačios ligos. Aš tikiuosi, kad video jums buvo naudingas. Pasidalinkite komentare, kokia mintis jums labiausiai įsiminė iš gydytojos paskaitos. Kad nepraleistumėte kitos savaitės paskaitos, nepamirškite prenumeruoti mano kanalą. Na, o jeigu domitės sveikatingumo temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.žaliojidežutė.lt. Ten rasite ne tik mūsų sveikatingumo produktus, bet ir pačius populiariausius sveikatingumo kursus. Aš labai kviečiu jūs pasidomėti gydytojos Birutės Čiujunskienės mokymų kursu Stresas, slaptas priešas, sukeliantis panikos atakas ir depresiją, kuriame gydytoja papasakos, kaip stresas lemia, kad įpuolame į užburtą ligos ratą. Taps aišku, kodėl streso būsenoje organizmas geba išlaikyti atsparumą, tačiau tik atsipalaidavus sutrinka ir susergame. Gausite antistresinę programą, 3 vertingus patarimus, kaip efektyviai mažinti kortizolį, kaip jį sureguliuoti, kaip išeiti iš hormonų disbalanso, kuris lemia imuniteto silpnimą, svorio šokinėjimą, miego sutrikimus. Na, o jeigu esate smalsūs, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video edukacijų santykių, psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitos savaitės.